Paskutinis straipsnis, kurį man teko rašyti žurnalui Logosui iš meno skyriaus, buvo apie dailininkę Nomedą Jakūnienę, kuri yra žinoma kaip itin originalaus braižo keramikė, aktyviai dalyvaujanti parodose rengiamuose tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Menininkė apskritai mėgsta kurti labai skirtingų žanrų keramiką, lipdo indus, dekoratyvinės plokštės, daro kamerinės skulptūrėles ir jų ciklus. Kūrybinių inspiracijų menininkė ieško tiek lietuvių liaudies mene, tiek ir rytų dailėje, ir iš jų perima bei savitai interpretuoja savo dirbinių formas, dekorus ir ornamentus. Kūrinių pavidalams rastis ir jų intrigą kurti padeda ypatingas menininkės medžiagiškumo ir technikų išmanymas, kuris išryškina autorės darbų estetiką bei prasmę. Nomeda Jakūnienė gimė 1964 metais Kaune, bet vaikystę praleido Vilniuje. Ir nuo mažens mėgo piešti, tad lankė Vilniaus vaikų dailės mokyklą. Jau ten jai labiausiai patiko lipdymo užsiėmimai. Todėl atvykusi atgal paauglystėje į Kauną 1979 metais, būdama paauglė, įstojo į Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, kuris tuo metu garsėjo kaip mokykla gerai paruošianti įvairių sričių taikomosios dailės specialistus. Menininkė su tikrai didelę pagarbą ir šilumą prisimena tuometinę savo mokytoją ir šiandieną žinomą keramikę, aktyviai kuriančią keramikę Konstanciją Dzimidavičienę. Nomeda teigia, kad ji viena pirmųjų išsamiau supažindino dar, tiesą sakant, jauną merginą su išties sudėtingų keramikos amatų, kuris šalia meninių žinių reikalauja itin įvairių technologinių patirčių ir pažinimų. Ir pastaruosius, tai yra technologinius pagrindus, Nomedai norėjosi gilinti ir toliau, tad baigusi technikumą, keramikos specialybės studijas ji pratęsė pasirinkusi mokytis dabartinės Vilniaus dailės akademijos, tuo metu Vilniaus dailės instituto, Kauno pramoninės dailės fakultete. Čia Nomedai, tiesąkant, vėl visai pasisekė, nes tikrai gavo gerus pedagogus. Keramiką jai dėstė irgi žinoma dailininkė Gražina Stumburienė, skulptūrą Vytautas Narutis, tapybą žinomas tapytojas Pranas Griušys. Bet svarbiausia, jog paskutiniaisiais studijų metais į tuometinį Vilniaus dailės instituto Kauno fakultetą atėjo dirbti irgi tuo metu dar jaunas keramikas Egidijus Šimatonis, kuris menininkiai tapo savotišku guru. Būtent jis vadovavo ir Nomedos diplominiam darbui. Na ir čia dėrėtų prisiminti, kad 20-ojo amžiaus pabaigoje Lietuvos keramikoje pradėta plėtoti tokia organinė kryptis. Ir išties joje atsispindėjo jau tuo metu aktualiomis tapusios ekologinės idėjos. Be abejo, molio mene tai pasireiškė kaip gyvosios gamtos stilizacija, kaip gamtos procesų inspiruotos formos, kurių pavidalai suteikė tuometiniai keramikai ir asociatyvumo, ir priartino prie vaizduojamajam menui būdingos metaforinės raiškos. Na ir šie procesai labai ženkliai pradėjo atsispindėti Nomedos Jakūnienės darbuose, tame tarpe ir diplominėme darbe, o dėstytojo Šimatonio įtaką ji jautė ir tolesnėje, ankstyvojoje savo kūryboje, nes itin žavėjosi jo tokia sąžininga kūrybinė pozicija, santūrumu, minčių švara, be abejonės technologinių sprendimų išmanymu. Ir apskritai buvo tokia įdomi dėstytojo pozicija, pagarba
daiktui, ypač indui, jo funkcionalumui, formų saikingumui, minimalizmui. Na ir štai šitos žinios įgytos tiek technikume, tiek institute Nomedai labai pravertė pradėjus savo darbinę biografiją, nes dar institute jinai pažino ir porceliano medžiagą ir būtent dėl tų priežasčių buvo priimta dirbti į tuo metu labai gerai veikiančią ir žymią Kauno keramikos ir porceliano gamyklą Jiese, kurioje, tiesą sakant, pradėtas daryti lietuviškasis porcelianas, tai būtent šioje vienoje gamykloje, dar nuo 1979 metų. Na, Jiesoje Nomeda dirbo iš pradžių porceliano dirbinių dekoruotoja, o po to mažo tiražo dailininkė. Ir šį laiką, tai yra laiką gamykloje, ji prisimena su tokiu dideliu malonumu, nes pasak dailininkės jos darbo sąlygos buvo itin geros. Jinai turėjo savo studiją, kurioje kūrinį galėjo formuoti nuo pirminės idėjos iki pat išbaigimo ir daryti įvairių formų dirbinius, kurie iš tikrųjų palaipsniui gavo paklausą ir tarp pirkėjų, nes tai buvo daugiausia servizai skirti kavai arba arbatai, nuo kuriuos sudarydavo arbatiniai, puodelės, lėkštutės, bet šie servizai buvo išties labai originalių ir įdomių formų. Ir menininkė buvo labai valdžiusi tiek subtilų tapybinį piešinį, tapybinį dekoravimą, tiek ir pačios formos inovacijas, nes palaipsniui perėjo prie tokių netradicinių, įdomių, kampuotų indų formų, kartu atkartodama tą geometriškumą ir dekoro segmentuose. Ir tokie sprendimai, išties 20 amžiaus pabaigoje atrodė gana inovatyviai ir moderniai. Bėgant laikui dailininkės darbų, ypač tų servizų samprata, akivaizdžiai pakito ir jau nebedirbdama Jiesoje, nes palaipsniui gamyklos, stiklo, keramikos gamyklos Lietuvoje bankrutavo ir menininkė tapo laisva menininkė, įstojusi į Dailininkų sąjungą. Ir tuo metu jinai pradėjo aktyviai dalyvauti keramikos simpoziumuose bei parodose, kaip minėjau, iki šiol tą daro. Bet tuo metu tai paskatino naujų keraminių medžiagų ir technikų pažinimą. Ir tas visiškai toks nepriklausomas, laisvas kūrybinis darbas, aišku, kartu formavo ir tokio mąstymo, filosofinio lauko, estetinio požiūrio plėtrą. Ir tai paskatino kartu ir į indą, bei taip pat ir į kitus objektus pažvelgti bei juos traktuoti visiškai kitaip. Tai menininkė palaipsniui įvaldė juodosios keramikos, rakų, sodos, redukcijos, anagamos krosnies degimus ir įvairias medžiagas, tiek aišku molį, porcelianą, tiek akmens masę. Ir tie medžiagiškumo bei techninio proceso supratimai, suvokimai, žinojimai menininkė visuomet garantavo tikrai kokybišką ir profesionalų kūrybinių sumanymų išpildymą. Kaip minėjau, menininkė aktyviai dalyvavo simpoziumuose, kurie buvo, iš esmės įdomus tuo, kad paskirti vienai ar kitai technologijai. Tai viena iš tokių technologijų buvo redukcija. Keramikoje redukcija yra vadinama glazūrų paviršiaus metalizacija. Ir išdegtam dirbiniui yra būdingas toks metalinis savotiškas atspalvis ir keraminio paviršiaus blizgumas. Šiaip jau redukuoti galima iš tiesų įvairių keraminių medžiagų dirbinius, tai yra ir molinius, ir šamotinius, ir porcelianinius. Ir kiekvienam atveju medžiaga irgi suteikia papildomą tokią meninę išraišką, ta redukcija gaunasi skirtinga. Šiaip jau technologija yra žinoma labai nuo senų laikų, žinoma tolimuosiuose rytuose, tai yra Kinijoje,
Japonijoje ir kartu jinai yra tarsi ir mūsų lietuviška technologija, nes prisimenant mūsų profesionaliosios keramikos istoriją, tai toks pirmas svarbus etapas buvo tarpukaris ir būtent redukcinės glazūras tarpukaryje Kauno meno mokykloje naudojo pirmoji mūsų keramikos profesionalų karta. Tai yra keramikai Pranas Brazdžius, Liudvikas Strolis, Valdemaras Monomaitis, Vaclovas Miknevičius, Jonas Mikėnas, na ir kiti, kurie klojo tos lietuviškosios keramikos mokyklos pagrindus. Na ir būtent Kaune vykstantis, iki šiol vykstantis redukcijos simpoziumai, jie ir buvo susieti su tos technologijos, tradicijos palaikymu ir be abejonės šiuolaikinės keramikų kartos, tokiu gilesniu supažindinimo su šia technika. Tai štai Nomeda Jakunienė šitose redukcijos simpoziumuose jinai vėlgi dažnai įgyvendindavo indus įvairiausius, kurie pasižymėjo net ne tiek sudėtingą formą, kiek originalia ornamentika ir tuo gražiu redukciniu švytėjimu. Nes matote, forma šiuo atveju net ir reikalinga kuo paprastesnė, nes redukcija tampa labai efektinga ir sudėtingos formos atžvilgių neišryškėtų taip gerai, negu kad atsiskleidžia palyginus tokiam minimalistiniam paviršiuje dirbinio. Dar viena keramikos technologija, kuri 21 amžiaus pradžioje tiesiog užhipnotizavo Nomedą Jakunienę, tapo japoniškos keramikos tradicinis degimo būdas anagamos krosnį. Su šia technika dailininkė susipažino detaliau nuo 2004-2005 metų, kuomet jinai pradėjo dalyvauti simpoziumuose rengiamuose Gojaus kaime Trakų rajone. Čia istorija buvo tokia, jog šitoje vietoje apsigyveno vėlgi tokia žinoma mūsų šiuolaikinė eksperimentatorė, keramikė Dormantė Benkinski. Ir ji gyvendama kaime subūrė entuziastų kolektyvą, panorusi Lietuvoje pirmą kartą pasistatyti gana sudėtingai įrengiamą didžiulės anagamos krosnį. Ta padaryti Dormantei Benkinski padėjo specialistai iš Japonijos, specialiai pakviesti ir turintys norą padėti įvairių kultūrų žmonėms susipažinti su anagama. Ir į pirmosius simpoziumus atvyko dailininkai tikrai iš įvairiausių vietų, gyveno labai įdomiai natūraliomis lauko sąlygomis, palapinėmis, gan ilgą laiką, keletą savaičių, vasarą, visi paeiliui kūrendami tą didžiulę virš 8 metrų ilgio anagamos krosnį, kurioje degti sudėtus dirbinius reikia itin aukštoje temperatūroje. O paskui laukti, kad šie dirbiniai atauštų. Tai anagama tapo ta antroji technologija, kuria padaryta tikrai didžiulė dalis Nomedos vadinamų servizų, nes iš esmės tai jau visai kitokie servizai negu aptarti ankstyvojoje kūryboje porcelianiniai. Šiuo atžvilgiu servizai dažniausiai primena arbatos gėrimo ceremonijos indus, yra tokie žemės spalvų ir dažniausiai jie yra vienam asmeniui arba dviem asmenims, susideda iš pačio arbatinio ir iš vieno arba dviejų puodelių, kurios turi daugmaž dažniausiai pialos formą. Dar viena tema, kuri Jakunienės kūrybą sieja su rytais, kaip matote, rytų įtaka čia tikrai jai yra svarbi, tai yra domėjimasis bonsais. Tai yra visiems žinomais žemaūgiais medeliais, kurie yra auginami padėklę.
Ir ši tradicija irgi tūkstantmetinė, atėjusi iš Kinijos, paskui bonsai susidomėjo japonai. Na ir tokie miniatiūriniai dzenbudizmo idėjas įkūnijantis medžiai išreiškia gyvenimo tęstinumo idėją, o jų priežiūra be abejonės siejasi su rytų išminties, meditacijos ir be abejonės estetikos principais. Taip yra su bonsais, kurie yra gyvieji augalai. Tačiau susižavėjusi bonsų tuo natūraliuoju, tikruoju vaizdiniu, keramikė nusprendė augalus lipdyti iš molio. Ir juos nuosekliai kuria jau arti 30 metų, pateikdama vis naujas keramikinių medelių versijas, kartais išvirstančias į gėlių puokštes arba net nenusakomos formos kažkokius tai augalinius motyvus. Bet nežiūrint to, kaip ir tikruosius augalus, Jakunienė tuos savo molinius bonsus talpina į keramikinį indą, jį taip pat labai atidžiai dekoruoja, apgalvoja tą estetiškąją vazono formą, kuri derėtų su pačio, kabutėse aišku, augalo vaizdiniu. Na ir netgi šie subtilūs rytų pasaulio dirbiniai siejasi ir su, galima taip teigti, turbūt lietuvių liaudies meno sfera, nes vėlgi galime prisiminti mūsų krašto kultūroje itin mėgstamą gyvybės medžio pavidalą, naudota irgi taikomosios dailės įvairių dirbinių puošybai. Tai čia mes irgi galime tokią sąsają įžvelgti. Pratęsiant lietuvių liaudies meno įtaką, vėlgi galima paminėti, kad Jakunienės kūriniuose tai matoma ne tik tai gyvybės medžio formoje, tai matoma ir įvairiuose ornamentuose, kurie arba net motyvuose, kurie ateina iš baltų ir iš lietuvių liaudies meno. Ir čia mes matome ir mitologinius gyvius, tokius kaip žaltį, gyvatę, rupūžę ir baltų dievų įvaizdžius tam tikruose dirbiniuose, kaip pavyzdžiui dekoratyvinėse plokštėse, kur regimas perkūnas ar patrimpas. Ir taip pat be abejonės galime įžvelgti ir kosminius reiškinius, kurie yra būdingi liaudies menui. Tai yra dangaus kūno vaizdiniai, stilizuoti ornamentai, tai yra mėnulio, saulės žvaigždės, debesų, spindulių, įvairūs geometriniai motyvai, kurie ateina taip pat iš mūsų archaikos. Ir turbūt galima dar pabrėžti tokį vieną momentą, kad Jakunienės kūryba yra tiesiog cikliškai besirutuliojanti. Tai mes matome tame, kad dailininkei yra būdinga įgyvendinti keramikos objektų ansamblius. Be abejo, šie dirbiniai, atskiras bonsas arba atskiras indelis gali egzistuoti ir pavieniui, bet dažniausiai menininkė juos kuria kaip ciklą arba kaip grupę. Ir tuo atveju jie papildo vienas kitą tiek temos, tiek ir kompozicijos aspektais. Ir be abejo atsiskleidžia meninių formų ypatingumas ir turtingumas. Ir žinoma, kūrėja yra ir taikomosios dailės kūrėja, nes visgi daugelį šių darbų galima naudoti, ar tai funkciniams tikslams, tiesiog gerti iš indelių, arbatą, arba puošti dekoratyvinėmis plokštėmis interjerą, bet galime ją priskirti ir šiuolaikinės vaizduojamosios keramikos sričiai, nes visgi daugelis šių darbų yra tiesiog parodiniai darbai.